ką, Evaldai, turėjom dvi apžvalgas apie Maroką, apžvelgėm, kaip ruošėsi, formavai trekus, kokias naudojai programėlės, kaip ieškojai lankytinų objektų, tada mes apžvelgėm gruntą, kad žmonės suprastų, kas jų laukia, čia kalbu apie tos, kurie planuoja važiuoti į Maroką, nes Marokas dabar mūsų tampa po biškį viena iš populiariausių krypčių. Tai mes su tavim bandom edukuoti plačiau apie tai kalbėti, kas nori keliauti šiek tiek kitaip, keliauti bekelę. Tai Evaldai, tu esi jaunas bičas, kuris prasukai daug kilometrų, tai jeigu gali dabar atsakyk man, kodėl Marokas? Maroką pasirinkau dėl to, nes tai yra laukinė šalis ir aš norėjau tai patirti savo kailiu. Ir kadangi esu dar vienas, tai galbūt ir susirasčiau žmoną. Tai dar sykį apie Maroką skaičiais. Jeigu Maroką pavertų skaičiais, būtų 5000 km, apie 50% bekelė, kurie kaip tik išbandėm savo modifikuotas pakabas Yamaha. 22 dienos, iš kurių apie 19 buvo laukinėje gamtoje palapinėje. Tai prie to paties, trumpai apie save. Aš esu Evaldas Vitkauskas, 22 metais išrinktas mototuristas ir aš labai mėgstu nuotykių pilnas keliones. Tai 22 metais tave išrinko metų mototuristu. Dėl ko? Nes turėjau 3 mėnesių 30 000 kilometrų kelionę aplink Europos žemyną. Tai mes nemažai apie tai girdėjom, turėjau labai gražų video savo YouTube kanale. Tai tikrai verta nominacija ir tave įkvėpė kelionė į Maroką. Taip. O jeigu trumpai apie mane, aš esu toks pats, tik tai ne toks jaunas kaip Evaldas. Esu Paulius, Enduro Lithuanians įkūrėjas, mėgstantis organizuoti nuotykius, pats keliauti, eksplorinti. Tai kadangi buvau porą kartų Maroke, tai nusprendžiau pakalbinti Evaldą. Pradėkim dabar nuo to, kodėl tu renkiesi arba kiek laiko praleidai palapinėse, lyginant, nes yra pakankamai biudžetinė kelionė, bet tuo pačiu Marokas, kaip visiems atrodytų, pigi šalis, tai sugriauk tą mitą. Kodėl aš taip mėgstu palapinę? Tai tikriausiai dėl to, nes aš labai mėgstu gamtą, kadangi keliauju pakankamai tokiuose vietose ir labai daug gražių vietų atrandu. Todėl yra nerealu pasistatyti palapinę ir tiesiog grožėtis vaizdu likusį vakarą. Ir susitaupo pinigų, aišku. Bet kai mėgi palapinėje, turi pasirūpinti maistu iš anksto. Tačiau kartais reikia užsukti į kempingą, apsiprausti ir šiaip civilizacijas pamatyti, jau kažkiek išleisi pinigų. Tarkim, Maroke kempingai kainavo apie nuo 12 iki gal 14-16 eurų dviem asmenim, o hoteliai ar kažkokie namukai kainuodavo gal nuo 50 eurų dviem asmenim. Bet kaip ir sakėt, kad Marokas nėra pigi šalis, tai dalis tiesos yra ir galiu kaip pavyzdį pasakyti, kad kuo atokiau nuo miestų, tuo gaunasi pigiau. Kaimeliuose ir maistas tas pigesnis, ir kai nėra turistinė vieta ir tos kainos geros, tai labai priklauso nuo vietovės. Ta šiaurinė dalis, ta labiau civilizuota, ten tikrai bus pakankamai kainos brangios, arba Atlasas ir žemiau Atlaso, ten tikrai bus jau pigiau. Bet nebus tokio didelio pasirinkimo daiktų ir produktų. Kodėl palapinė turi privalumo didesnį negu viešbutis Maroke? Turbūt man didžiausias privalumas, kad aš čia galiu kur nori ten ir statyti. Pamatau gražią vietą, aš ten ir pasistatau palapinę. Antras dalykas, tai gaunasi maždaug nuo 2 iki 3 kartų pigiau. O trečias dalykas, jog gali labiau pažinti apskritai šalį ir gamtą. Tu vis tiek, miegodamas savo palapinę, tu turi savo įprastus patogumus, ta prasme, savo kokybę, kokią tu įsivaizduoji miegojimą. O pavyzdžiui, Maroke, kiek aš kartų nakvojau, Maroke viešbučiai netitinka tų standartų, nesvarbu ar tai yra didmiestis, aš jau nekalbu apie miestelius. Tai va, tai palapinė tavo atveju yra labai geras sprendimas, ypač kai tu dar ir turi mažus komforto standartus. Bandykim įsivaizduoti, palapinė tai yra kaip maža tašė.
miegmaišis panašiai. Tai gaunasi 3 cilindrinės tašės, ne? Tai čia kokie trečiadalis, čia turbūt daugiau sudaro didžiąją dalį tavo motociklo. Labai priklauso nuo palapinės pačio dydžio, nes jeigu vienvietė palapinė, tai jinai iš vis mažai užima, tik lankai palapinės, šitie pagaliai, jie labiau užima, nes jie ilgesni. Na ir miegmaišis. Aš manau, kad miegmaišis net didesnę dalį užima negu pati palapinė. Tai gerai, tai bandom įsivaizduoti, palapinę statai ant uolėto pagrindo, ar ne, su gražiu vaizdu, ar ten daugiausiai rinkdavotės? Dabar su pagrindais tai reikia paieškoti lygesnio pagrindo ir patartina, kad bent jau būtų kažkokia skaldelė, o ne grina uola. Nes jeigu ant grinos uolos statysi, pirmas dalykas palapinės nepritvirtinsi, nes negalėsi įsmeigti kuliukų, nebent turėsi akmenim remti. Kitas dalykas, gali suplėšyti palapinę aštrus akmenis, o trečias dalykas bus nepatogu. Nes tie, nors ir ant čiužinukų, vis tiek tie akmenys kažkiek jaučiasi uolos. Tai pas jūs čiužinukai buvo pripučiami? Taip, pas mus pripučiami čiužinukai, nes jie yra kompaktiškiausi ir, sakyčiau, tikrai patogus. Tai gerai, tai dabar grįžkim vėlgi prie tų daiktų. Tai svarbiausius paminėjai, o sakykime, kokie daiktai mažiausiai reikalingi, nors visi apie tai galvoja, kad tai yra svarbu. Iš mažiausiai reikalingų tai būtų visokie papildomi rūbai. Nereikia ten prisikrauti daugybės rūbų, tik tai, ką naudoja labiausiai. Nes jeigu, tarkim, tau pritrūktų ar kažkokio megztinio ar kelnių, tu visą laiką gali nusipirkti kelionę. Tai gerai, tai rūbai nėra svarbu, o sakykime, maitintis galėtumėt gamtoje, ne? Tai kas ten buvo svarbiausia? Kai vykstu į kelionę, dažniausiai pasiimu visokiausių atsarginio maisto. Tai yra sausų davinių, riešutų, kažkokių javainukų, kad turėti kažką tokio ant užkandžio. Šiais metais dar ir paėmiau šitų greitai paruošimų sriubų ir košių, kad rytais pats tas būtų atsikelia, įsijungi viryklę, pasidarai ten kažkokios sriubos ar košės, užvalgai, tai papusryčiauji ir tada keliauji, o dieną jau kažkur ar kavinukai pavalgai, arba nusipirki šiaip kažkokį maistą. Kadangi, kaip ir minėjau, kolegas apetitas buvo didesnis negu tikėjausi, tad teka ir tuo pačiu maistu dažniau rūpintis ir tos pačios atsargos greičiau užsibaigia. O dabar eikime prie motociklo. Tai motociklas turbūt bene svarbiausia priemonė, kad jūs galėtumėt pasiekti atokiausius taškus. Reikalingas jo specifinis paruošimas ar ne. Tai jeigu galima, va šioj temai išsiplėsk. Tai visų pirma, važiuojant į kelionę reikia įvertinti motociklo techninę būklę, kad nebūtų kažkokių klibančių dalių, ūžiančių guolių ar ten besitrinančių dalių į kažką. Kaladėlės apsižiūrės svarbiausia. Jeigu kelionė labai tolima, tai yra papildomai kaladėlių pasiimti. Sekantis dalykas tai yra turėti atsarginių dalių. Tai kaip priekinė ir galinė kamera, lopai remontiniai. Jeigu be kamerinė kamera, tai vadinamų šniurų. Vėliau, kaip ir minėjau, kaladėlės. Dažniausiai sudyla greičiau galinės, tai užtektų ir galinių. Trosų rem komplektas, grandinės jungčių. Jeigu iš įrankių, tai įrankių minimaliai. Svarbiausia, kad būtų pompa, mentelės, išsimontuoti ratą, vėliau ratus atsisukti įrankių turėti, grandinę pasireguliuoti, šešiakampių komplektuką. Ir turbūt bene patys svarbiausi daiktai, tai būtų vadinamas skočius, lipni juosta, taip pat virvę išsitraukti motociklą, plasmasiniai užtraukėjai, varščiukų kažkiek įvairių, vielutės gabaliukas keliolika centimetrų, na ir vadinama šaltasvarkė, su kuria galima užsilipdyti skylę į korpusę, dangtelį variklio. Tai Evaldai, pasakyk, su saugumu susijusių priemonių, daiktų, kurie, sakytum, privalomi, o toliau jau žiūrėkit pagal save. Tai dėl pačio motociklo saugumo kaip ir pergyventi nereikia Maroke, bet jeigu labai esat nesaugus, tai patariu paimti motociklų uždangalą, nes ko nematai, to ir nesinori.
Labai taikliai. Labai. Aš kiek keliauju per šalis, tiek dažniausiai apie tai sako, ne signalizacija svarbiausia, ar ten sekimo sistemos. Pradėk nuo uždangalo, o tas uždangalas dar turi būti toksai padėvėtas. Toks apspjaudytas paukščių. Kitas svarbiausias dalykas saugumo klausimu tai yra turėti vaistinėlę. Trumpiem pavažinėjimam mažytę, o kelionėm didelę, pilną vaistinėlę. Po pačių variausių vaistų, nuo apsinuodijimo, nuo viduriavimo, nuo peršalimų, nuo skausmo. Šiek tiek, Evaldai, apie ekipiruotės specifiką. Ką tu rekomenduotum iš ekipiruotės, kada temperatūra svyruoja ne mažiau kaip 20 laipsnių skirtumo, ar ne? Mano atveju pasiteisino kelnes ir striukę, kuri turi daug ventiliacijos angų, kurios yra uždaromas, atidaromas, nes Maroke labai svyruoja temperatūra. Kalnuose gali būti 5 laipsniai šilumos, o dykumoje gali būti 36 laipsniai šilumos. Tai visą laiką reikia būti pasiruošus ir šaltam, ir karštam orui. Batus aš naudoju krosinius, visų pirma dėl saugumo, o kitas dalykas, užsidėjus tinkamas funkcionalios krosinės kojines, jūs tikrai pakankamai gerai kvėpuoja ir nėra taip karšta. Vienas svarbiausių dalykų tai yra gerai ventiliuojamas šalmas, aišku, čia pagal poreikius, bet aš renkuosi pilno veido šalmą ir kad būtų galimybė nusimti stikliuką ir užsidėti akinius. Tada naudoju lengvas krosinės pirštinės, termo apranga. Na ir pabaigai turėti gerą neperšlampamą lietaus aprangą, kurią galima dėvėti ne tik kaip lyja, bet kaip ir būna šalta. Ir tuo pačiu dar neperšlampamas, bet jau šiltesnės pirštinės. Labai šauniai apžvelgiam taip, kaip reikėtų ruoštis Marokui iš mūsų pusės, kaip mes suprantam, dalinamės savo įžvalgomis. Dabar mes norim dar pasidžiaugti, kad ne viską papasakojom. Tai dar sykį susimatysim 4 dalyje, kur mes ten apžvelgsime. Ką Evaldai apžvelgsim? Apžvelgsime apie visokius pavojus ir žmonių kultūrą. Tai mūsų laukia dar įdomesni pasakojimai, dar nematyti vaizdai. Kitą sekmadienį. Ačiū visiems už klausimą. Iki. Ačiū Jums, iki.